Labadiena, laida Knygų apžvalga ir vėl su jumis. Taigi kviečiu patogiai įsitaisyti ir sužinoti daug įdomybių iš knygų pasaulio. Taigi pradėsime nuo rubrikos Naujiena. Šiandien joje svečiuojasi populiarus rašytojas, publicistas ir televizijos laidų vedėjas Algimantas Čekuolis su savo naujausia knyga Faktai ir šypsenos. Vilniečiai turėjo galimybę apie knygą išgirsti iš paties rašytojo lūpų. Gegužės 15 dieną Lietuvos skaitytojai turėjo išskirtinę ir retą progą susitikti ir pabendrauti su Algimantu Čekuoliu, žmogumi, kurį žino, gerbia ir myli visą Lietuvą. Į Pegaso knygyną ant šlagų suplūdę Vilniečiai 3 valandas mėgavosi nuotaikingų susitikimų su rašytoju ir laidos vedėju. Išgirdo, kas naujo dedasi pasaulyje, klausėsi įžvalgių patarimų, šmaikščių juokų, rinkosi autografus savo, artimiesiems, bičiuliams. Mes gyvename gerai. O, gerai. Ir visoje Europoje gyvena gerai. Kaip žinoti, ar gerai ar blogai gyvena? Yra paprasti būdai. Yra vienas paprastas būdas. Nelyginkit šios dienos su savo svajonių diena, su rytų diena, su tuo, kas bus už metų, po to, kai aš ištekėsiu. Nes tada, žinoma, atrodys labai blogai, nes jūsų svajonės, mano irgi, labai aukštas, labai geras. Staigmenos ir kiti žinomi dalykai, 6 progos numirti, faktai ir šypsenos. Populiaraus autoriaus gerbėjai, o ypač gerbėjos, tikrai turi iš ko pasirinkti. Rašytojo knygas mėgstantys skaitytojai tiesiog užvertė rašytoją įvairiopais klausimais, prašė patarimų, teiravosi profesionalios nuomonės ir, be abejonės, tikėjosi išgirsti žavaus vyro sėkmės paslaptį. Pirmą Čekuolio knygą radau mamos bibliotekoje, atsitiktinai perskaičiau, labai patiko. Sekančią nusipirkau vien dėl to, kad labai mėgstu keliauti ir pastebėjau, kad yra labai daug aprašyta šalių. Ir tiesą sakant, kadangi ketinam išvažiuoti į tas šalis, norėjom tiesiog pasitikrinti ir labai daug įdomios informacijos radom. O trečią brolis gimtadienio progą padovanočiau, tokia buvo pageidautina dovana užsakyta ir tiesiog toliau sekam, ką rašytojas rašo, kuo domisi. Sudėtingus dalykus paprastai aprašo ir pateikia, dėl to įdomu. Nenuobodu tiesiog skaityti. Algimantas Čekuolis nepailsta, net stuburo trauma nesutrukdė jam visą vakarą aktyviai ir žvaliai bendrauti su skaitytojų būriu bei planuoti tolimesnius darbus. O rudenį, rugsėjo vidury, jeigu būsim sveiki ir gyvi, ir jeigu traukuliai kokie nors nepaims, pradėsim vėl popiečių laidas, kas sekmadienį, tikiuosi apytikriai tokio laiku. Ką ten kalbėsiu, nežinau. Tai priklausys nuo to, kas tada pasaulyje bus svarbu. Nes jeigu bus svarbu, tai bus ir įdomu. Skirstydamiesi skaitytojai kalbėjo, jog, nepaisant to, kad kas savaitę mato gerbiamą Algimantą ekrane, jau laukia naujų gyvų susitikimų su žurnalistu, televizijos laidos vedėju, rašytoju bei keliautoju. OVC Consulting partneris ir konsultantas Tomas Misiukonis pristato knygą vadovams apie asmeninį ugdymą. Tai pirmoji lietuvių autoriaus knyga apie pasaulyje itin paplitusio asmeninio ugdymo tikslus, problematiką ir taikymo metodus. Tad kviečiu žiūrėti interviu su šios knygos autoriumi. Gerbiamas Tomai, pradėkim nuo knygos pavadinimo Asmeninio ugdymo praktika vadovams. Kodėlgi būtent vadovams? Vadovams dėl to, kad coachingas arba asmeninis ugdymas, kaip jis lietuviškai kol kas vadinasi, turbūt savo turi didžiausią vietą organizacijose šiuo metu. Ir vadovai tikrai yra alkani šitų žinių, nes šitos žinios yra apie tai, kaip naujai dirbti su savo žmonėmis, pavaldiniais, darbuotojais. Ir vadovai tikrai ieško informacijos apie tai, ieško žinių ir tie, kurie ateina į mokymus, ar pas mane, ar pas kitus coachingo specialistus, jie visada klausia, o kur galima būtų apie tai paskaityti, kad tai būtų kažkokia stalo knyga, kuri būtų visada po ranka. Tai atliepiant šitą jų poreikį pirmiausia jiems. Bet aišku, šitą knygą gali naudotis ne tik vadovai, visi tie, kuriems įdomus yra asmeninis ugdymas, coachingas. Knygos anotacijoje rašoma, kad tai pirmoji lietuviška knyga apie asmeninio ugdymo tikslus bei problematiką. Kaip Jūs manote, kodėl iki Jūsų niekas nebandė rašyti šią temą Lietuvoje? Na, coachingas yra pakankamai jauna profesija tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Pasaulyje jau daug tikrai yra knygų apie coachingą ir apie 25-30 metų atgal coachingas yra startavęs, tai natūralu, kad užsienyje yra ir akademinė erdvė, kur coachingas dėstomas, ir verslo erdvė, kur coachingas tikrai yra įleidęs šaknis.
Lietuvoje tuo tarpu coachingas atsirado gal prieš 7-8 metus, kada atsirado pirmieji žmonės, kurie atvedė coachingą į Lietuvą. Iki tol mes naudojamės literatūrą išleistą užsienio šalyse. Terminai iš priežasčių mūsų tikrai nėra daug, tų coachingo specialistų profesionalų. Tai galbūt tiesiog atsitiktinumas, kad aš buvau pirmasis, nes tikrai turėjau sukaupęs patirtį tiek akademinę, tiek praktinę. Tai jaučiau, kad galiu tą padaryti. Kalbant apie patirtį, kuo rėmėtės rašydamas šią knygą? Ar savo patirtimi, ar kažkokiais kitais pavyzdžiais? Tikrai ne. Aš turėjau daug progų bendrauti tiek su užsienio coachingo specialistais, tiek su lietuviais. Ir ta visa patirtis atėjusi iš mokymosi klasių, iš realaus darbo su klientais, su vadovais. Kadangi pats vedu mokymus, tai natūralu, ten tikrai labai daug žinių sklando visą laiką erdvėje. Tai rėmiausi vadovų patirtimis, rėmiausi kitų coachingo specialistų patirtimis, pirmiausia, aišku, ir savo. Taip pat rėmiausi gausią užsienio literatūrą, akademinę, tiek praktinę akademinę literatūrą. Tai tikiu, kad tas žinių bagažas, kuris ten yra, tikrai turi tam tikrą paramą iš daugelio. Tie žmonės, kurie jau skaitė šitą knygą, sako, va čia jau man pažįstama situacija, va ir man tai buvo, tai labai džiaugiuosi, kad tai atitinka bendrą matymą. Kokią žinutę siekite perduoti rašydamas šią knygą, kadangi kiekvienas autorius rašydamas siekia perduoti kažkokią žinutę, kokia buvo jūsų žinutė? Žinutė yra vadovams, kad jie gebėtų kurti tokį santykį su savo darbuotojais, kurio pasiekoje jų darbuotojai augtų ir tobulėtų patys. Tai jau kalbėti apie vadovus, tai be abejo kiekvienas iš vadovų yra menedžeris, vadybininkas, kuris rūpinasi kasdieniais procesais, gaisrais, juos gesina, ar ne, tai yra jo kasdienis darbas. Taip pat kiekvienas vadovas yra lyderis. Jis siekia būti pavyzdžių savo darbuotojams, siekia juos įkvėpti, motyvuoti. Ir trečiasis vaidmuo, kuris galioja vadovams, tai būti mokytojų, mentorium, tuo žmogum, kuris padeda tobulėti ir augti kitiems žmonėms savo padaliniuose, departamentuose ar įmonėse. Tai mano žinutė būtent nutaikyta į tą trečiąjį vaidmenį, kaip vadovas gali tapti mentorium arba mokytojų savo pavaldiniams ir gebėtų kurti tokį santykį, kurio pasiekoje tie darbuotojai tobulėtų ir augtų. Na ir pabaigai, kokiai auditorijai be vadovų dar galėtų būti naudinga ši knyga? Be vadovų tai pirmiausia aš galvoju apie kitus coachingo specialistus, nes šiai dienai stebim augimą šitos profesijos ir stebim didelį poreikį tobulėjimui. Tai be abejo, toje knygoje yra labai daug ir tiems specialistams, kurie pradeda ir kurie jau yra truputį pažengę. Be vadovų, kalbant apie organizacijas, tai geras leidinys gali būti, tikiu, kad gali būti geras leidinys tiems žmonėms, kas organizuoja organizacijų tobulėjimą. Tai yra pirmiausia personalo vadybininkai, personalo direktoriai, tie žmonės, kurie rūpinasi, kad organizacijos tobulėtų ir mokytųsi. Šį kartą mūsų žurnalistinis reportažas pasakoja apie naują rašytojos Audronės Urbonaitės knygą Cukruota žuvis. Skaitytojų klubas Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos renginių salėje pakvietė į susitikimą su rašytoja bei žurnaliste Audrone Urbonaite, kuri pristatė savo naują knygą apie globalizaciją bei tautiškumo sąvoką mūsų laikais. Kaip minėjo pati knygos autorė, labiausiai šiai knygai ją įkvėpė noras pasišaipyti iš savęs bei lietuvių mentaliteto. Labiausiai tai mane įkvėpė noras pasišaipyti iš lietuvių mentaliteto. Bet kai aš tą sakau, tai reikia suprasti, kad aš ir iš savęs šaipausi, nes aš laikiau save labai tolerantišką. Bet kai aš dabar turiu kinę anūkę, pusiau kinę, tai mano tolerancija šiek tiek išgaravo. Ne dėl to, kad man tai būtų šokas labai didelis, bet dėl tokio kultūrinio nepažinumo. Marti yra labai maišyta, jinai negali apsispręsti, kuriai visuomenė ir kultūrai priklauso, ir tai yra gana sudėtinga. Tai čia ta knyga yra tokia autentiška patirtis. Knygos autorė taip pat minėjo, kad globalizacijos tema pasirinkta neatsitiktinai. Man Lietuva nėra įdomi, ta prasme, kad jinai yra labai uždara ir uždarumo sindromas dar tebegalioja. Nors viskas atsidarė ir tik tai 30-mečių karta jau yra paragavusi to normaliojo europinio piliečio dalios. Mano karta yra sąlygiškai mažai, aišku, yra kursų, yra fondai, aš pati su Konradu Adenaueriu ir kitais milijonais fondų pasiėmiau viską, ką galiu iš vakarų Europos ir iš Azijos ir iš visur išmaišiau viską, ką galiu. Bet aš suvokiau tai darydama, kad mes esam tik mažas taškas, o jaučiamės centras. Ir šitaip jaučiasi visi pasaulio taškai. Ir kuo mažesnis taškas, nesvarbu Azijoje, Amerikoje, tuo žmonės labiau tą tašką sureikšmina ir nesuvokia, kad kiekvienas taškas yra tik menka dalis visumos. Tai
šitas dalykas yra labai svarbus, ypač dabar, kai viskas taip kinta. Ir ta knyga ir yra apie įtakas ir apie komiškas reakcijas į tas įtakas. Pasak knygos autorės, nors knygoje ir netrūksta skausmo bei skausmingų pačios autorės išgyvenimų, knyga kupina autoironijos. Čia yra toks keblumas, kadangi aš pirmą knygą parašiau apie vėžį, vadinosi Posūkyje neišliek, ir aš turiu tokio senstančių moteriškių gerbėjų ratą, kurios yra persirgusios arba vėžiu, arba labai skaudžiai išgyvena, kad kažkas iš jų artimųjų. Ir ten yra tokia, iš esmės, liūdna istorija apie tai, kad pakankamai daug metų sulaukusi herojė klausia savęs, palauk, aš gal po mėnesio jau mirštu, ar aš tikrai dariau visą laiką tai, ką noriu. Tai yra skausminga istorija. Šičia istorija irgi yra skausminga, bet jinai žymiai visuomeniškesnė ir daugiau autoironiškesnė. Aš orientuojuosi iš tikrųjų intelektualų skaitytoje, bet gali atsitikti taip, kad dalis žmonių apsigaus galvodami, kad tai yra Posūkyje neišliek. O šita knyga nėra Posūkyje neišliek. Mūsų laidos žiūrovams bei knygos Cukruota žuvis skaitytojams Audronė Urbanaitė palinkėjo išdrįsti daryti tai, ką norime, bei visiems sakyti tiesą. Kaip receptas yra visiems sakyti tiesą, kad ir kaip tau būtų baisu. Draugams, tai neateina iš karto, tam reikia brandos. Draugams, viršininkams, ypač vyrui ir viršininkams, ypač vaikams. Ir ta tiesa, kai yra nemaloni, ją reikia tik delikačiai ir šypsantis pateikti. Rubrikoje Top 5 skaitomiausių pasaulyje knygų penketukas. Taigi, 5 vietoje pasaulinių bestsellerių autorius Brazilas Paulo Coelho ir jo filosofinė pasaka Alchemikas. Šis romanas išleistas 45 šalyse ir visur turėjo nepaprastą pasisekimą. 4 vieta J.R.R. Tolkien Žiedų valdovas 1 dalis. Pasaulinio garso sulaukusios fantastinės trilogijos Žiedų valdovas 1 dalyje pasakojama apie įvykius nutikusius Viduržemyje. 3 vietoje Joanne Rowling Haris Poteris ir Fenikso brolija. 5 knyga pasakoja apie Hario Poterio ir jo draugų nuotykius. Prasideda 5 mokslo metai Hogvartso burtų ir kerėjimo mokykloje. 2 vieta Mao Dzeduno citatų knyga. Šis leidinys, kitaip dar vadinamas Mažąja raudonąja knyga, tai originalus Didžiojo vado citatų rinkinys, pirmą kartą išleistas 1964 metais. Na, o perkamiausia knyga pasaulyje – Biblija. Šventasis raštas padeda suvokti priešybių vienybę. Jis, kaip Koranas ir Tanachas, nemoko pikto. Nė vienas iš šių šventraščių neleidžia žudyti, niekinti kito žmogaus. Šiandienio mūsų konkurso prizas – Tove Jansson Vasaros knyga. Jei norite ją laimėti, atsakykite į klausimą. Per kiek laiko galite atsisiųsti 1,5 GB filmą maksimalia šviesolaidinio interneto Skynet sparta? Atsakymą rasite skynet.lt. Jį skelbkite Skynet Facebook paskyroje. Su jumis buvo Viktorija, linkiu jums malonių akimirkų su knyga. Iki.